Labas vakaras, brangus laidos klausytojai, su jumis tradiciškai trečiadienio vakarą XFM eteryje laida Gyvieji šaltiniai ir aš Arnoldas Matijošius. Šis trečiadienis yra birželio paskutinis trečiadienis ir tęsiu tradiciją tęsti laidas apie krikščionių bažnyčios istoriją, visuotinės bažnyčios istoriją. Ir šiandieną pasiklausykime pastoriaus Alberto Latužio parinktų bažnyčios istorijos eskizų 6 ir 7 amžiai. Tai be galo turtingi įvykiais tiek istorijoje, tiek bažnyčios gyvenime amžiai. Pradedame nuo 6 amžiaus apžvalgos. 6 amžiumi prasideda viduramžių istorija. Istorikų susitarta laikyti 476 metus, kai žlugo Romos imperija, senovės istorijos pabaiga. 5 amžiaus pabaigoje pasibaigia senovės istorija ir prasideda ankstyvieji viduramžiai. Subyrėjus Romos imperijai, 4 rytiniai bažnyčios patriarchatai atsidūrė Bizantijos teritorijoje. Ir tik vienintelis Romos patriarchatas liko buvusios Romos imperijos vakarinėje dalyje. Čia iškilo stipri Frankų valstybė. Prieš ją drebėjo visos mažos karalystės ir Frankai paėmė Romos patriarchą savo globon. Tokiu būdu nuo 6 amžiaus Romos patriarchatas buvo atskirtas nuo likusių 4 rytinių patriarchatų. Formaliai vertinant, tai nebuvo bažnyčios skilimas. Vis dėlto atsirado aplinkybės savarankiškai vystytis abiems bažnyčios dalims – rytiniai ir vakariniai. Iš principo dėl to vėliau ir atsirado atskiros ortodoksų, vadinamųjų stačiatikių ir Romos katalikų bažnyčios. Kalbėdami apie bažnyčią rytuose, galėtume pasakyti, kad pradedant 6 amžiumi ji lyg užsikonservavo ir vėlesnių laikų permainos joje yra nežymios. Toldama nuo ankstyvosios krikščionybės principų ji tarsi sustojo. Tačiau padėtis vakarų bažnyčioje buvo kitokia. Vis labiau stiprėjo Romos vyskupo, tai yra popiežiaus įtaka, o kiekvienas popiežius savo valdymo metu stengiasi kaip nors pasižymėti ir dar labiau įsitvirtinti. Daugelis naujovių dažniausiai reiškia dar didesnį atsitraukimą nuo Naujojo testamento mokymo ir evangeliško paprastumo. Mes žinome Kristaus palyginimą apie karalaičio vestuvių pokylį. Kviestieji svečiai atsisakė ateiti. Tada šeimininkas tarė tarnui: eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni. Evangelija pagal Luką, 14 skyriaus 23 eilutė. Vakarų bažnyčioje atsirado teologų, kurie šį palyginimą pradėjo aiškinti taip: žydų tauta atmetė Kristų ir todėl dabar jis liepia atsivesti pas jį kitas tautas. Jis ne tik kviečia, jis įsako atsivesti. Tai reiškia panaudoti visas priemonės, net prievartą. Nuo tada vakarų bažnyčioje atsiranda vis daugiau prievartos, verčiant priimti krikščionybę. Celibatas. Jau seniai buvo atsiradusi nuomonė, kad šeimos neturėjimas liudija aukštesnę dvasinę kokybę. 4 ir 5 amžių vietinių bažnyčių susirinkimuose būdavo keliamas klausimas: ar bažnyčios tarnautojas gali būti vedęs? Tačiau ne vienas visuotinis bažnyčios susirinkimas šio klausimu dar nesvarstė. Ir dvasininkų vedybinis gyvenimas oficialiai nebuvo uždraustas. Tačiau renkant kandidatą vyskupo tarnystei, pirmenybė dažniausiai buvo teikiama nevedusiam, nes buvo aiškinama, kad tas, kuris atsisakė savo asmeninio gyvenimo, galės geriau tarnauti Kristui. Rytų bažnyčioje presbiteriams ir diakonams buvo leidžiama vesti iki šventimų, o vyskupus rinkdavo tik iš besilaikančių celibato. Ši praktika rytų bažnyčioje yra išlikusi iki šiol. Vakaruose buvo pradėta reikalauti absoliutaus bažnyčios tarnų celibato, tačiau dar 5 ir 6 amžiuje vedę vyrai vis dar tapdavo vyskupais. Bet tokių atvejų vis mažėjo, nors statymiškai tai nebuvo draudžiama net iki 11 amžiaus. Inkvizicija. Romos imperatorius Teodosijus dar 4 amžiaus pabaigoje ištarė žodį inkvizicija, kuris lotyniškai reiškia ištyrimą arba paiešką. Tikėjimo inkvizitoriai, kuriuos paskyręs šis imperatorius, turėjo ištirti sinkretišką manichėjų sektą. 6 amžiuje vakarų bažnyčioje šis žodis buvo vartojamas siekiant išsiaiškinti vidinius nesutarimus. Kaip oficiali teisminė katalikų bažnyčios institucija,
Inkvizicija buvo įsteigta gerokai vėliau. Būtent 13 amžiuje ji buvo įsteigta kovai su katarais, valdiečiais ir kitais religiniais judėjimais. Įdomu, kad visai neseniai paskelbta, kad naujasis popiežius, dabar tik 21 amžiuje, nuvyko į Turiną, į Valdensų maldos namus ir viešai atsiprašė už tai, ką katalikų bažnyčia savo metu padarė, skelbė kryžiaus žygius ir fiziškai naikino valdiečius, dar vadinamus Valdensais. How long must we wait till we step out in faith, moving closer to you? How long must we wait till we step out on that wide open lake, moving closer to you? Moving closer to you. Closer to you, moving closer to you. This is my Father's word, and to my listening ears, all nature sings and round me rings the music of the spheres. This is my Father's world, I rest me in the thought of rocks and trees, of skies and seas, His hand the wonders wrought. This is my Father's world,
Tęsime mūsų laidą Gyvieji šaltiniai ir šiandien apžvelgėme 6 ir 7 bažnyčios amžius. Amžiai, kada visuotinė krikščionių bažnyčia vystėsi, vyko diskusijos, vyko bažnyčios susirinkimai, vyko skilimai, atsirado kaiminystėje didelį ir augantį religiją konkuruojantį su krikščionybė. Taigi 6 amžiaus apžvalgos tęsinys. Paveikslai ir statulos. 6 amžiuje krikščionys savo šventyklas pradėjo gausiai puošti paveikslais bei statulomis. Rytų bažnyčioje dominavo paveikslai, ikonos, graikiškai tai reiškia atvaizdas, o vakaruose skulptūros. Neapolio vyskupas Leontijus karštai agitavo už pagarbą paveikslams, nes taip esą pagerbiamas tas, kuris tame paveiksle vaizduojamas. Tuo tarpu vyskupas Filoksenas įsakė pašalinti visus paveikslus ir statulas, kad būtų išvengtas stabmeldystės pavojaus. Tačiau bažnyčios vadovų dauguma linko į maldos namų puošimą paveikslais, nes taip į pamaldas ateis esą daugiau žmonių. Taip pat buvo aiškinama, kad beraščiai žmonės per šias priemonės gali geriau suprasti dvasinės tiesas. Bet kodėl šių tiesų nepaaiškinus paprastų žodžių? Deja, tais laikais dėl ištęstų ritualų mažai belikdavo laiko pačiam pamokslui, o kai kur pamokslai jau nebebuvo sakomi. Jau 4 amžiuje į maldos namų vietą, kur stovėjo Eucharistijos stalas, įeiti galėjo tik dvasininkai. Vakaruose ši vieta buvo atskiriama neaukšta tvorele, o pats stalas gausiai puošiamas. Rytuose šią vietą pradėjo atskirti lengva aukšta sienelė, kurią ėmė puošti paveikslais, ikonomis. Šventųjų gyvenimai. 6 amžiuje suklestėjo ypatingas literatūrinis žanras – šventųjų biografijos. Nors tie aprašymai mažai turėjo bendra su tų tikėjimo kankinių gyvenimo tikrove ir iš tiesų buvo daugiau panašus į pasakas bei legendas, bet tai paskatino rengti specialias metinės šventes populiariausių šventųjų garbei. Per šias šventes vietoj šventojo rašto dažnai būdavo skaitomos ištraukos iš šventųjų gyvenimo aprašymų. Vienuolystė. Jos ištakos siekia 3 amžiaus pabaigą, 4 amžiaus pradžią. Iš pradžių tai buvo krikščionys asketai, kurie pasitraukdami iš viešo gyvenimo į dykumą, taip protestuodavo prieš bažnyčios dvasinio gyvenimo nuosmukį. Ilgą laiką vienuoliams nebuvo leidžiama tarnauti bažnyčiose ir į apeigas galėjo atlikti tik savo uždarose bendruomenėse. Tačiau 6 amžiuje tas vienuolijas įtraukiamas į oficialiosios bažnyčios gyvenimą. Tokiam įtraukimui ypač palankus buvo Romos popiežius Grigalius I. Bizantijos imperatorius Justinianas išleido įsakymą leidžiantį vedusiems vyrams palikti žmonas ir vaikus ir be jų sutikimo išeiti į vienuolyną. Netgi vergai galėjo tapti vienuoliais ir išsilaisvinti iš savo šeimininkų valdžios. Vakaruose vienuolių gyvenimą sureguliavo italų vienuolis Benediktas, gyvenęs 6 amžiuje. Jis parašė vienuolių bendruomenės statutą, vadinamąją regulą. Reguloje smulkmeniškai reglamentuojamas vienuolyno gyvenimas. Benedikto sukurta regula paplito vakarų bažnyčioje. Vėliau atsirado kitos vienuoliškos grupės, kurios vadinosi ordinais, lotiniškai grupė. Jos turėjo savo regulas, beje, iš esmės nesiskiriančios regulos nuo Benedikto parašytos regulos. Grigalius I ir popiežystės formavimasis. Kalbėdami apie 6 amžiaus krikščionybę, neturėtume palikti nuo šalyje Romos vyskupo Grigaliaus I. Iki jo visi Romos vyskupai daugiau ar mažiau siekė viršenybės, būti aukštesniais už kitus krikščionis, bet to dar nebuvo pavykę pasiekti niekam. Taigi galima sakyti, kad iki 6 amžiaus ir nebuvo tokios popiežiškos institucijos, kokia atsirado būtent Grigaliaus I dėka. Kasgi buvo Grigalius? Jis gimė apie 540 metus, garsioje Romos aristokratų šeimoje, savo karjerą pradėjo valstybinėmis pareigomis. Tačiau vėliau jis nusigręžė nuo viešojo gyvenimo ir pasirinko vienuolystę. 590 metais po Kristaus prieš Grigaliaus valią jis buvo išrinktas popiežiumi. Jis turėjo juridinį išsilavinimą, mokėjo dirbti administracinėje srityje, todėl pirmiausia ryžosi sutvarkyti didelius popiežiaus sostui priklausančius turtus bei žiūrėti, kad jie tarnautų bažnyčios geroviai. Ir nemaža dalis
to turto buvo pradėta skirti vargšų šelpimui. Grigalius tą darbą organizavo gerai. Kurį laiką į rytinius patriarchatus, į rytų bažnyčią, popiežius Grigalius I žiūrėjo kaip į nepriklausomus nuo Romaus popiežiaus darinius. Bet kai Konstantinopolio patriarchas Jonas pradėjo save vadinti ekumeniniu, tai yra visuotiniu vyskupu, Grigalius I dėl šio titulo pareiškė griežtą protestą. Tačiau kai Aleksandrijos patriarchas pasiūlė Grigaliui ekumeninio popiežiaus patriarcho titulą, Grigalius šio pasiūlymo atsisakė ir nutarė toliau vadintis Servus Servorum Dei, tai yra lotyniškai Dievo tarnų tarnas. Grigalius I reiškėsi ir kaip politikas, o iškilus reikalui ir kaip valstybės administratorius. Jis tenkėsi užmegzti ryšius su krikščioniškomis, arioniškomis ir agresyviomis germanų karalystėmis. Šiuo neramiu ir dėl karų nestabilių laikotarpiu Grigalius I tapo faktišku Romos ir viso Apeninų pusiasalio valdovu. Visi šie darbai labai sustiprino Romos vyskupo popiežiaus autoritetą ir tai tapo tvirtų pamatų tolesniam popiežiaus valdžios tvirtėjimui. Grigalius I rūpinosi ir jo atstovaujamos krikščionybės srovės platinimu. Jis susidomėjo Britanijoje ankstesniais laikais išplitusią keltų krikščionybę, kuri daugeliu atžvilgių buvo artimesnė rytų bažnyčiai negu vakarų. Keltų krikščionys jau ilgesnį laiką turėjo iš Bizantijos kilusią tradiciją, todėl ilgai priešinosi iš Romos atsiųstų popiežiaus pasiuntinių įtakai ir veiklai. Kiek vėliau jau 7 amžiuje Romos popiežiaus tikslas buvo pasiektas ir Britanijos bažnyčia susijungė su Romos krikščionybė. Savo gyvenimo pabaigoje Grigalius I į rytinių patriarchatų nepriklausomybę pradėjo žiūrėti nepalankiai. Ėmė reikalauti, kad visi krikščionys pripažintų taip vadinamąją Petro sosto valdžią. Iš tikrųjų, Grigaliaus I epochą galima laikyti katalikybės kaip atskiros krikščionybės atšakos pradžia. Vakarų bažnyčia dėl nuolat įvedamų naujovių vis labiau skiriasi nuo rytų bažnyčios tradicijos. Na ir ilgainiui tai sąlygojo jau oficialų bažnyčios skilimą 11 amžiuje. Dabar paklausykime muzikos. I'm sitting on the couch watching you blow your brother up like he was nothing new. Yeah, man's been doing that for years. Oh,
Grįžtame į mūsų studiją ir šiandieną Gyvųjų šaltinių laidoje mes skaitome pastoriaus Alberto Latužio straipsnį iš krikščionybės istorijos eskizų. Pradėsime 7 amžiaus apžvalgą. Pirmoje laidos dalyje mes apžvelgėme 6 amžių, kaip atsirado popiežiaus institucija 6 amžiuje, Grigalius. Šią mintimi tęsime ir 7 amžiuje apžvalgą. 7 amžiaus pradžioje jau buvo įsitvirtinęs šventųjų ir jų atvaizdų garbinimas. Sklido pasakojimai apie stebuklus, kurie vyksta prie šventųjų kapaviečių, relikvijų ar ikonų. Daugelis Europos miestų turėjo po vieną ar netgi po kelis šventuosius. Ir tiems šventųjų atvaizdams buvo priskiriama antgamtinė galia. Paprasti žmonės nepajėgė atskirti šventųjų ar vadinamų šventų daiktų nuo jų simbolizuojamos realybės. Todėl tų laikų krikščionių religinės apeigos priminė stabmeldystę. Tai buvo panašu į pagonių romėnų praktiką. Pavyzdžiui, imperatorius atvaizdas buvo garbinamas taip, tarsi tai būtų pats imperatorius. 7 amžiuje Kristaus ir Marijos paveikslai pakeitė imperatorius atvaizdus, o vėliau Kristaus atvaizdas atsirado net ant monetų. Krikšto ir komunijos, viešpaties vakarienės, apeigose buvo įžvelgiama magiška galia. Paveikti Šventojo Augustino mokymo apie prigimtinę nuodėmę, daugelis pradėjo tikėti krikšto būtinumų išganimui. Nueita dar toliau. Pradėta mokyti, kad nekrikštyti kūdikiai po mirties patenka į pragarą, tad reikia skubėti juos pakrikštyti ką tik gimusius. Teologiniai ginčiai. Rytų bažnyčioje ir toliau tęsiasi ginčiai, kurie prasidėjo 5 amžiuje. Jau minėjome, kad vienas jų buvo monofizitinis ginčas. Kasgi buvo monofizitai? Tai buvo krikščionys, kurie tvirtino, kad nors Kristus ir turėjo 2 prigimtis, bet jo dieviškoji prigimtis tarsi prarijo žmogiškąją, jos beveik neliko. Šis mokymas buvo pasmerktas net keliuose visuotinėse susirinkimuose. Tačiau monofizitizmo šalininkai tebeveikė ir 7 amžiuje. Daugiausiai buvo Aleksandrijos patriarchate ir šį mokymą palaikė krikščionys egiptiečiai. Jie ir dabar gyvena Egipte ir jie vadinami krikščionimis koptais. Koptų bažnyčia laikosi šio mokymo. Iš Egipto monofizitų mokymas prasiskverbė į Etiopiją, kur šiandien Etiopijos bažnyčioje tebesilaikoma šių pažiūrų. Monofizitus ir jų mokymą pripažįsta ir armėnų apaštališkoji bažnyčia, o tarp graikiškai kalbančiųjų tokios monofizitinės pažiūros jau išnyko. 7 amžiuje Bizantijoje atsirado dar vienas judėjimas, kuris skiriasi nuo daugumos krikščionių. Jie buvo vadinami monofelitais. Jeigu anksčiau minėti monofizitai pabrėždavo tik tai vieną dvasiškąją Kristaus prigimtį, tai monofelitai pabrėžia vieną valią. Šio mokymo kaltininkas yra imperatorius Iraklijus. Iraklijus norėjo sutaikyti monofizitus su visa rytų bažnyčia ir palaikė mokymą apie 2 Kristaus prigimtis. Tačiau jis teigia, kad reikėtų pabrėžti jo vieną valią, tai yra dieviškąją Kristaus valią. Sutaikyti monofizitus su visa bažnyčia Iraklijui nepavyko. Tačiau jisai įplėskė dar vieną teologinį ginčą, kuris nesibaigė ir po Iraklijaus mirties. Būtent monofelitiniam ginčui išspręsti Konstantinopolyje 680 metais po Kristaus buvo sušauktas 6 visuotinis bažnyčios susirinkimas. Jis pasmerkė monofelitų mokymą ir pripažino, kad yra privalu išpažinti 2 Kristaus prigimtis ir 2 jo valias, iš kurių žmogiškoji absoliučiai paklūsta dieviškai, tačiau nėra sunaikinta. Po šio bažnyčios susirinkimo sprendimo visi monofelitai Romos imperatoriaus įsakymų buvo išvaryti iš Bizantijos valstybės. Jiems teko pasitraukti į Siriją. Į tuo metu buvo užkariauta arabų ir monofelitai prisiglaudė Švento Marono vienuolyne. Iš čia ir kilo maronitų bažnyčia, kuris įtvirtino Sirijoje ir Libane. Maronitai yra išlikę iki 21 amžiaus ir šiuo metu jie priskaičiuoja apie 1 milijoną pasekėjų. 7 amžiaus antrojoje pusėje Bizantijos rytuose atsirado dar viena krikščionių grupė, vadinama Paulicianais. Paulicianai atmetė visus suvalstybintos bažnyčios potvarkius ir savo mokymą ėmė remti rašytiniu Dievo žodžiu. Tačiau jie manė, kad dieviško įkvėpimo esama tik Evangelijose ir Pauliaus laiškuose.
Maža to, jie skelbė, kad kitas Naujojo testamento dalis ir Senąjį testamentą įkvėpė blogoji dievybė. Vargu ar šį mokymą pilną painiavos galima vadinti krikščionišku. Paulicianai oficialiosios bažnyčios buvo persekiojami, o 2 iš pirmųjų vadovų buvo nužudyti. Tačiau jie veikė dar kelis šimtmečius, kol imperatorė Teodora galiausiai surengė 1000 paulicianų skerdines ir jų praktiškai neliko. Mahometas ir islamas. Mahometizmo, arba žinomo kaip islamas atsiradimas, turbūt pats žymiausias reiškinys 7 amžiaus visuotinės žmonijos istorijoje. Tarsi kokia audra netikėtai įsiveržęs į to meto pasaulį, islamas pakeitė daugelio tautų istorijos raidą. Taip pat ir krikščionybės statusą kai kuriuose senojo pasaulio regionuose. Pavyzdžiui, artimuosiuose rytuose, Šiaurės Afrikoje, kurgi buvo islamo lopšys, o jis arabų gentyse. Jos kilusios iš keleto senovės tautų. Sabėjai, Izmaelitai, Midjaniečiai. Visos minėtos tai buvo semitų tautos, kurių protėvis, kaip ir izraelitų, Nojaus sūnus Semas. Tačiau izraelitų patriarchų laikomas Izaoko sūnus Jokūbas, vadinamas Izraelių Biblijoje, arba arabų genčių, o arabų genčių patriarchų laikomas Abromo sūnus Izmaelis. Arabai buvo karingi ir nors jie neturėjo sukūręs jokios centralizuotos valstybės ar aparato, jų negalėjo užvaldyti net romėnai per visą Romos imperijos egzistavimo laikotarpį. Islamo pradžia neatskiriama nuo Mahometo, arabiškai Muhamed, kuris gimė apie 570 metus Koreišitų gentyje. Tai buvo arabų gentis Koreišitai. Mahometas anksti neteko tėvų, jis pasižymėjo silpna sveikata, jo vaikystė bei jaunystė prabėgo skurde. Mahometui sukakus 24 metus, jis pradėjo savo darbinę karjerą, tapo prekeiviu pas turtingą našlę Khedidžą ir keletą metų keliavo per dykumas ir kitas žemės vietas su jos kupranugarių karavanais. Vėliau šią 15 metų už save vyresnę našlę Khedidžą įsvedė ir tapo labai turtingu. Yra žinoma, kad Mahometą vargindavo keisti priepuoliai, kaip spėjama epilepsijos, po kurių jį ilgam apimdavo nusiminimas. Būdamas 40 jis pradėjo mąstyti apie religinius dalykus ir daug laiko praleisdavo vienumoje. Pasitaikus progai jis kalbėdavosi apie religiją su žydais, kurie buvo apsigyvenę toje teritorijoje. Būtent iš jų Mahometas išgirdo apie vienintelį dievą, visatos kūrėją. Kadangi tuo metu Mahometas savyje jautė vis didesnį priešiškumą jį supusiai stabmeldystei, jam tai buvo įdomu. Jis diskutuodavo ir su krikščionimis arijonais, kurių gana daug gyveno Arabijoje, nes Bizantijoje jie buvo persekiojami dėl priešinimosi trejybės doktrinai ir jie pasirinko pabėgti į gretimas šalis. Galima spėti, kad pats Mahometas niekada nebuvo skaitęs Biblijos. Tai patvirtina vėliau Korane aprašomi bibliniai įvykiai bei asmenybės, kur nemažai dalykų yra supainioti. Pavyzdžiui, Marija, Mirjama, Mozės sesuo, yra ir Jėzaus motina. Atsiskyręs nuo visų, Mahometas dažnai pasnikaudavo. Vieną kartą prie jo olos pasirodęs angelas, kuris pasiūlė jam tapti pranašu ir tikro tikėjimo pradininku. Mahometas kurį laiką abejojo, bet jo namiškiai gana karštai palaikė mintį, jog tai tikrai buvęs dieviškas apreiškimas. Tada Mahometas galutinai atsisakė stabmeldystės ir pradėjo skelbti, kad yra vienas dievas, visatos kūrėjas Alachas, o jis, Mahometas, yra jo pranašas. Mūsų bažnyčios istorijos eskizus skaitysime toliau, dabar paklausykime muzikos. XFM. Are you there? Are you listening? Do you care? Did you plan this? Oh, great God. Oh, great God. Savior of the nations, come and fill this world with grace and love. Hallelujah.
just knew. Savior of the nations, come and fill this world with grace and love. Hallelujah, hallelujah. Though the world is torn apart, the victory remains with God. Hallelujah, hallelujah. There will be rest. Great God, you are so great, God. Oh, great God, you are so great, God. Oh, great God, you are so great, God. Savior of the nations, come and fill this world with grace and love. Hallelujah, hallelujah. When all that's right shall be restored and victory remains with God. Hallelujah, hallelujah. There will be rest. Tęsime mūsų bažnyčios istorijos skaitinius, kuriuos mes pradėjome. Istorija yra visos bažnyčios, skaitiniai mūsų. Tai nepaneigia kitų bažnyčios istorijos vertinimų, interpretacijų, bet manome, kad žinios bent jau pradinės, bent jau fragmentai dėstomi nuosekliai, chronologiškai nuo 1 amžiaus iki 21 yra reikalingi tiek šiuolaikiniai visuomeniai, tiek tikintiesiems, kad mes žinotume mūsų tikėjimo protėvių darbus, ir gerus, ir nelabai. Taigi, 7 amžius, tęsiu toliau, Arabijoje atsiranda islamas. Mohamedo gyvenama vietovė, kurioje vyravo arabų kureišitų gentis. Kureišitai iš esmės nepriėmė Mahometo pranašystės, jo apreiškimo, ir jie sukilo prieš tą religiją. Ir Mahometui teko bėgti iš Mekos į Mediną. Medinoje jį priėmė gana palankiai, ir tai paskatino jį aršiau priešintis bet kokiom stambelystėms apraiškom, kaip jis matė, ir įtvirtinti monoteizmą, tikėjimą į vieną dievą. Ir prasidėjo visa eilė taip vadinamų apreiškimų, susijusių su jau minėtais Mohamedo patiriamais fiziniais priepuoliais. Mohamedui paliepus apreiškimai buvo užrašinėjami. Ir šie užrašai tapo musulmonų šventraščio Korano, ką reiškia arabiškai skaitimas, tapo Korano pagrindu. Mahometas tvirtino, kad Koranas dar iki pasaulio sutvėrimo buvo parašytas danguje, o dabar jis yra perduodamas Mahometui. Būtent 622 metai, kai Mahometas bėgo iš Mekos į Mediną, yra laikomi musulmoniškojo kalendoriaus pradžia. Visi musulmonai metus skaičiuoja pagal Mahometo bėgimo metus į Mediną. Galbūt Mahometo mokymas šiandieną būtų ir užmirštas, jeigu ne Omaras, kuris iš tiesų praktiškai tvirtino islamą. Islamas arabiškai reiškia nuolankumas. Omaras tapo dešiniąja Mahometo ranka ir gavo iš jo kalifo titulą. Kalifas reiškia vietininką. Būtent Omaras iškėlė idėją, kad aplink islamą reikia suburti visas karingas, bet nuolat tarpusavėje besivaidijančias arabų gentis. Ir būtina iš jų sukurti stiprią arabų valstybę. To dar nepadaręs, Omaras jau planavo šios valstybės ribas praplėsti, prijungiant kitas tautas. Mahometas tam pritarė ir pateko savo vietininko įtakon. Iki Omaro Mahometas savo idėjas platino įtaigių žodžiu. Tačiau Omaro valia buvo pakeltas kalavijas
ir pirmiausia jėga buvo paimta Meka ir sunaikinti visi ten buvę stabai. Grasinant ginklu visi Mekos gyventojai buvo priversti prisiekti ištikimybę Mahometo mokymui. Taip vadinama Mahometo religija sparčiais tempais tuo metu virto agresyvia Omaro politikos religija. Musulmonams buvo skiepijamos tokios mintys, cituoju: kraujo lašas pralietas už Dievo reikalą arba naktis praleista su ginklu turi daugiau vertės negu 2 mėnesiai pasninko ir maldos. Kiekvienas žuvęs mūšyje gauna nuodėmių atleidimą, o teismo dieną jo žaizdos švytės kaip cinoberis ir kvepės kaip muskusas, o jo prarasti kūno nariai bus pakeisti angelų ir kerubų sparnais. Citatos pabaiga. Užėmę Mekos miestą, islamo išpažinėjai pradėjo viso Arabijos pusiasalio užkariavimą. Mahometas bandė į savo pusę patraukti ten gyvenusius žydus, tačiau šie pareiškė, kad jo mokymas nėra tapatus Biblijos mokymui ir priekaištavo Mahomedui dėl silpno Senojo testamento pažinimo. Mahometas tuomet užsirūstino ant žydų ir pašalino iš savo mokymo bei religinės praktikos viską, kas buvo paimta iš judaizmo. Jis įsakė vietoj šabo dienos švęsti penktadienį, o maldos metu atsigręžti ne į Jeruzalės pusę, o į Mekos. Maža to, buvo surengtos žydų žudynės, kurių metu išžudyta daug šeimų ir nemažai moterų bei vaikų parduota į vergiją. Pats Mahomedas savo žmonų būriui įrengė didžiulį haremą, kuris buvo nuolat papildomas naujomis merginomis ir moterimis. Kai buvo užkariauta visa Arabija, musulmonų kariai pasuko į kitus kraštus, pirmiausia į Persiją ir Bizantiją. Persai atsisakė pasiduoti ir priimti islamą, tačiau buvo nugalėti. 632 metais Mahometas mirė ir visą religinę bei politinę valdžią perėmė Omaras. Valstybė buvo pavadinta kalifatu, tęsėsi islamizacija Persijoje, o nuo Bizantijos musulmonams pavyko atplėšti Siriją, Palestiną ir dalį Egipto. 637 metais Jeruzalėje ant buvusios žydų šventyklos kalno Omaras pastatė mečetę, kuri tebestovi ir šiandien. Ji vadinama Omaro mečete arba uolos kupolu. Tos mečetės dalis yra Saliamono šventyklos siena. Vėliau pradėta aiškinti, kad iš šios vietos Mahometas su savo žirgu užžengė į dangų. Jeruzalės užėmimas ir jos islamizacija pasaulio istorijai turėjo ir šiuo metu tebeturi tragiškų padarinių. Kai kuriuose musulmonų užkariautose vietovėse tebeklestėjo stabmeldystė, kuriai musulmonai sudavė mirtiną smūgį. Stabmeldžiai dažnai kalaviju ir ugnimi būdavo verčiami priimti islamą. Su krikščionimis ir žydais užkariautojai elgėsi švelniau, nes būtent Omaras aiškino, kad šios religijos esančios tikros, bet nepakankamai tobulos. Ir jos jau esą atlikusios savo užduotį. Omaras neįsakinėjo deginti krikščionių ir žydų maldos namų, bet jiems nustatydavo didesnius mokesčius arba versdavo priimti islamą. Reikėtų paminėti, kad Omaro gyvenimo būdas skiriasi nuo Mahometo ir jis pasižymėjo tvarkingumu, asketiškumu. 544 metais Omaras buvo nužudytas ir naujojų kalifu tapo Mahometo žentas Osmanas. Prasidėjo kruvina kova dėl valdžios ir religiniai nesutarimai pasibaigė skildimu į šiitus ir sunitus. Kaip reikėtų įvertinti islamo atsiradimą ir jo įspūdingas bei greitas pergalės? Daugelis tautų ir tautelių, kurias musulmonai per trumpą laiką atvertė į islamą, niekada nebuvo girdėjusios Kristaus evangelijos. Gal dėl to buvo kalti ir patys krikščionys, kurių dauguma tik formaliai išpažino krikščionybę. Užuot klausę viešpaties paliepimo su evangelija eiti į kitas tautas, krikščionys klimpo tuščiuose ginčiuose ir tarpusavio kovose dėl turtų, šlovės ir įtakos. Paminėtinas dar vienas dalykas. Nors Omaras buvo įsakęs negriauti ir nedeginti žydų ir krikščionių maldos namų, ne visur buvo laikomasi šio įsakymo, ypač kai Omaras mirė. Užkariautojai su didžiausiu įniršiu naikino visas stabmeldystės apraiškas. Tačiau kaip jie turėjo vertinti 7 amžiaus ir vėlesnių laikų krikščionybę? Užėjus į krikščionių bažnyčias matėsi daug ikonų, o kartais ir statulų, prie kurių meldėsi žmonės ir jas garbino. Ką turėjo manyti tie, kurie buvo užsidegę neapykantą stabams? Nenuostabu, kad kartais užkariautojams tai buvo panašu į stabmeldystę ir nuo jų įniršio nukentėdavo ir pastatai, ir žmonės. Ar tų laikų krikščionys girdėjo Kristaus perspėjimą? Prisimink, nuo kur nupuoliai, atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų. O jeigu ne, jei neatsiversi,
Tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą. Apreiškimo knygos 2 skyriaus 5 eilutė. Šiandieną mes skaitėme bažnyčios istorijos eskizus 6 ir 7 amžių ir mūsų laidą kviečiu klausytis. Kai ją kartosime sekmadienį 15 valandą, taip pat klausykitės kitų laidų trečiadieniais mūsų rubrikoje Gyvieji šaltiniai. Kviečiu įsigyti Gyvųjų šaltinių žurnalą 2015 metų 2 numerį, kuris yra visose evangeliškose bažnyčiose, jo tiražas yra 7000 ir tos bažnyčios, kurios negaunate šio žurnalo, bet norėtumėte gauti, platinti jį, dalinti žmonėms, prašome kreiptis į Gerosios naujienos centrą, esantį Vilniuje, Pylimo gatvė 20, butas 10, taip pat apsilankyti tinklapyje gnc.lt, kuris rasite daug geros krikščioniškos informacijos, naudingų kontaktų. Kviečiame likti su XFM radiju iki susitikimų eteryje. Su jumis buvo laidos Gyvieji šaltiniai vedėjas Arnoldas Matijošius. Gyvieji